Vyksta montažas jau visas. Pavyzdžiui vietoje visi jau montuojasi. Daro viską. Lamutės, pabačio kamerą. Kalk į kamerą. Opa! Kaip malonu matyti Henriką. Daily ir nedaily, čia bus labai Hollywoodo lygmens. Tai va mes darbuotis. Mes dar net nepadarėm jo intro, jau sutikom kolegas. Dar viskas. Einam į backstage'ą. Pasimsim akreditacijas ir viską, ką mums duoda. Čia patys, Henrikas vaikšto aukštai, jis aukštas žmogus, 3 metrų. Opa! Laurinas. Malonu. Nu va, čia backstage'ukas. Backstage'ukas toks. Lava. Malonu, labai malonu. Jo, fainai, čia mes kartu, va čia ryta. Pasistuos man tai va ir viskas. Laba. Taip pat Laurinas. Malonu. Va, žodžiu, atvarėm, jo, iškart. Bus abudu, geriausia mamos roko grupė nominuota. Aš tai jau pasigūglinti. Čia bijau, kad neištarsiu gerai, tai netarsiu visai. Va, čia Saulius Petreikis. Labai malonu, Saulius Petreikis yra ikona ir legenda. Sakykim taip, Los Secretos de Pablo. Čia nebijojau tarti, nes žinau, kaip tai vyksta. Vyksta montažas, viskas jau prasideda darbai. Standartiškai daug reikalų prieš didelį savaitgalį. Tai va, po truputį, kai bus mažiau garso, papasakosiu, kodėl mes čia atvažiavom. Va, Henriko Šaika jau dirba. Darbai vyksta, o Henrikas reguliuojas, Henrikas yra direktorius. Ausikrapšto, jis yra direktorius, jisai nebeturi jau dirbs, jau savo atidirbęs. Jis yra, kaip sakyt... Būtų labai gerai, žinai, čia tik vienas kadras, kurį pagavai, žinai, iš paskutinių 3 parų. Ne, tai bus geriau. Parodysi, kai tu palašį prakaito pridėsim. Tai va, žodžiu, vyksta nieko, apsižiūrėjom logistiką, pasiėmėm akreditacijas, dabar važiuosim susižiūrėti techniką pasiruošti ir pabandysim soundchecku kažkokį pagaudyti. Ai, soundchecku? Jo, ir bandysim viską nufotkinti, kas tik tai bus šiandien rytoj. Profai dirba, tai va, gali paprominti savo firmą. Interlightas, taip, reikia jums apšvietimo paslaugų privačiose šventėse, renginiuose, miesto, Žalgirio arenose, Švyturio arenose. Dariaus ir Girėno stadione. Arenose, Žalgirio arenose. Žodžiu, arenose, privačiose renginiuose, miesto šventėse, bet kur kreikitės. Henrikas dabar sušvietė Justino Timberlake, kad niekam nesakykite ir atvažiavo į Palangą. Spėjau. Pro DJ, as usual. Ir judam toliau. Esam, kaip sakiau, nespėjau padaryti intro, esam Palangoj. Ir džiaugiuosi labai, kad Palangos miestas, Palangos kurortas pasikvietė mane įamžinti jų festivalio pagrindinės koncertinės dalis. Ir pasistengsiu parodyti, kaip vyksta darbas iš vidaus, iš backstage'o, iš visur. Ir tiesiog pamatysit daug žinomų atlikėjų. Manau, kad nėra čia ką tyzinti, bus ir Evgenija Redko, ir Kamanis Šilelis, ir Donatas Montvydas. Manau, jeigu viskas tvarkoj, bus pakankamai kokybiškas, geras, muzikalus, visoks kitoks laikas atidarant 25 metų vasaros sezoną. Tai va. O dabar varam toliau ir pasistengsiu parodyti kiek įmanoma daugiau, net ir kai fotografuosim. Tai va, dabar važiuojam Basanavičiaus gatve, labai keistas jausmas, bet yra kaip yra, taip nepratęs čia važinėti kai gatve. Paskutinės kartas buvo, kai važiavom po Granato festivalio, baisiausias važiavimas mūsų gyvenime. Taip? Jo, ten tikrai buvo. Įvažiavom tarp keliasdešimties tūkstančių girtų praeivių, čia No Offense organizatoriam, tai buvo išgėrę, po pagrindinės scenos, pagrindinių atlikėjų ir padarėm didžiausią klaidą važiuojandami iš karto 20 minučių po uždarimo. Nu, tai žodžiu plaukiam.
Tai va, tai ten buvo žymiai baisiau, nes apspytę buvom nuo galvos iki kojų, ne 5, o koks 10 gal centimetrų nuo mašinos, jie ten lipo, galėjo išnešti mūsų ant rankų realiai. Ir visi per langus pradėjo lysti. Jo, ir visi lindo per langus, tai buvo nepakartojama ir nenorim daugiau pakartoti. Tai va, čia Palangos visa klasika, Mindaugas šoka, žmonių dar mažai, bet bus daugiau, nes laukia gražus festivalis. O Mindaugas šoka. Nieko nėra. Nieko nėra. Štai, Palanga puošiasi, ruošiasi Vytauto gatvėje kaip kiekvieną panašų renginį mugę. Ne renginį, čia reiktų vadinti šventę. Tai va, kaip ir panašią šventę mugę, o aš atvažiavau dabar į Palangos turizmo ir informacijos centrą, man atrodo tai vadinasi. Ir pabandysim aptarti, ką kolegos bandys pasiūlyti. Va, ieškom, sakė, kad valgy duos biškį. Tai mes bandysim pavalgyti šiek tiek. Kiek čia gausis, tiek ir pavalgysim. Mums daug nereikia. Šonė yra scena, vyksta darbai, o mes šalia užvalgysim kaip kokie, neveltėdžiai tikrai, kaip darbininkai besiruošiantis darbui. Labai čia šviesiai kamera rodo, bet čia žodžiu scena yra už 50 metrų. Tai mes lankėmės Palangos turizmo ir informacijos centre ir turėjom labai tokį dalykišką, fainą susitikimą su centro direktorė, darbuotojom ir pabendravom tiesiog kolegos, pakvietė mane, žinodami, kad čia atvykau dirbti, aptarti bendradarbiavimo galimybės ir manau, kad ateityje pakankamai dar gerokai daugiau dalinsiuosi savo nuotraukom, vaizdo įrašais, kūryba. Visai fainai, kad dar tik prasidėjus pirmai dienai mes jau turėjom tokį dalykinį susitikimą darbinį. Labai fainas Palangos turizmo informacijos centras, labai šiuolaikiškas, gražus. Faini žmonės dirba, jau turėjau reikalų su jais anksčiau dalindamasis nuotraukom, dabar, manau, kaip ir minėjau, ateityje bus dar daugiau reikalų. Aš tikiuosi, italai nežiūri šitą video, nes jeigu jie pažiūrėtų, tai... Gal man paskambinti? Ne, nereikia italams skambinti. Maurui parodyti. Nes jo, jeigu jie žiūrėtų, tai galėtų sveikatai pasidaryti negerai. Čia buratas sūris buvo, jeigu ką. Ir turbūt taip nesidaro, bet na žodžiu. Čiao. Čiao. Čiao, bambina. Skanaus mums. Mums skanaus. O, girdit, kas čia darosi? Kokie čia garsai, kokie čia garsai, kokie čia reikalai. Kokie čia reikalai. Tokie reikalai, žiūrėkit. Tokie reikalai, geri reikalai. Keičiu virdulį. Nes nemokama kava skaniausia. Montažas toliau vyksta. Nu ir kas, kad lyja, tegu lyja, tai mes nebijom lietaus. Va, pasižiūrėkit, kokia Palanga graži žalia. Ne, čia iš tikrųjų mano tik tai Vivid profilis. Va, čia turim stage jau po truputį. Už valandžikės bus soundcheckas kažkieno. Už valandžikės vienos kitos, va, žiūrėkit, scena. Matėt? Scena, va. Kol kas čia dar labai negyvu skvere, bet pakentėkit. Tai va. O tai ir filmuoji jau, žiūrėk. Geriausias operatorius. Labas. Labas dar kartą. A jau mes? Ne mes? Dar ne? Jau? Nu, davai, spustikit.
But you're from what? Žodžiu, kažkaip taip, esam 15 minučių iki pagrindinės scenos ir absoliučiai neįmanoma net nosies iškišt. Tai va, ir po 15 minučių turim pradėti. Turi ant scenos lipti Saulius Petreikis. Manau, kad bus labai nelinksma, jau kojos visos pramirkusios. Absoliučiai viskas kiaurai. Va, tai nieko gero turbūt nelaukt, bet žiūrėsim. Jeigu koncertas prasidės, nieks jo nenukels ir taip lis, vis tiek turėsim eiti dirbti ir nieko čia kitaip nebus. Jisai sakė, aš su nuliu leidžiu. Man tai kitas klausimas. Kur dingo nuostabus plaukai? Kiek uždepresavau turį, labai ilgai užsibau turį. Pradės link plaukai. Ne. Geras klausimas. Vardą tvarkau su bašnėm. Šliūdės. Žinokės, aš negalėjau valgyti. Kitą rytą. Dabar jau dar po to, dar 3 kartai buvo. Tai dabar jau leidžiu savo vieną tauką. Policijų žmonės. Ne, tai šliūdės. Oi, kokie šviesus buvo. Tai manau galima ir klasiškas. Nu, va. Aš visada sakau, kad geriausi kadrai backstage'e atsiranda. Mes tada einam. Gerai, nu tai sudėl. Štai taip norėčiau, kad būtų sidabro lakiutė jau, bet nebus. Tai tas dainų šventės repertuaro. Oi, kosmosas. Aš fotinau dainų šventę, tai aš 2 kūriniai buvo šitas ir pamiršau vieną dar. Tas pagrindinis Vingio parke ir Sauliaus. Sidabro lakiutė tas, kur vadina. Fantastika.
Aš šoką, kad tik iškeliu, jūs iškart dungų perėmė. Ir iš karto gerai, aišku. Labai malonu iš čia visus matyti. Ačiū, kad atvažiuojate, ačiū, kad mylite mūsų visų Palangą. Jinai gražėja, jinai keičiasi ir viskas yra daroma dėl jūsų. Būkite čia kaip namuose, gyvenkite gyvenimą ir švęskite. Praktiškai visą mano anonso tekstą ir pasakėte. Ačiū Jums labai. Viskas gerai. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninio orkestro koncerto sudėsiu savo simfoniją iš miško ošimo. O tada ateis vėl vakaras. Ir jūs susitiekite čia ir atsiveskite visus tuos draugus, kurie rytoj sugrįš po tikrai verta dėmesio, spektaklį tikrai verta sulaukti. Ir dar ne viskas. Sekmadienį nuo 11 valandos kiekvienas.
Visi, antrą galimybę nebus. O! Jūsų bendas irgi geras. Seniukai. Opa. Opa. Gerai. Prasideda pekla. Gal įsilaukiam vieno gražiausio man abudu gabalų. Hard work pays off. O, kad ekspozicija kalai viršų dega, bet nesvarbu. Svarbu turiu, žinai, videko papildomą backupą.
Ačiū, 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 ačiū. Aš žinau. Labas, ciucikai. Ai, nelaikų biški, sorry. Važiavom pusryčių. O, prašau. Žiūrėsim, kas čia bus, ką gausim. Donatas Launčekinas, aš iš Šonė. Šiandien bus dar daugiau darbo. Šiandieną dar daugiau veiksmų. Palangos orkestras, Evgenija Redko. Ponas Donatas Montvydas, va, pažiūrėkit, specialiai prieisi, opa. Ir daug kitų gerbiamų vyrų ir moterų. Labą. Tai va. Štai ir mes. Leskauskas, ponas Marius. Hello. Žygis. Andrius va iš karto tokį žiūrėjo. Opa. Labas. Žodžiu, vyksta garso patikra vadinama. Donatas visiškai išgražėjęs. Taip išgražėjęs ir sukūdęs dar, man atrodo. Labas. 200. Ką tu čia blogini? Bloginu, blema, kaip gyvas. Gerai. Man rankytės dreba, aš vakar tiek prifotkinau ir šiandieną pagrindinį Čia antra diena? Antra diena. Kas pirmoji buvo? Pirmoji buvo štai Palangos orkestras su gražumu. Donce baigė, Palangos orkestras, žiūrėkit. Kokie spalvingi, gražus. Matot? Tai vis tiek ne, čia nieko nesigirdi kažkas. Tik to. Va. Galim nešti, sakė mušeklį, kažką tai. Visa šaika. Visa šaikytė. Marius užsikočiojęs visas. Raumenuką užauginęs. Hublo ant rankytės. Daug, senai nesimatė, matai, pakilo biznis. Aš girdėjau, dabar tu ne tik klavišis, bet ir fotografas. Gerbiamas fotografas. Dranginio šaikai, taip? Jeigu pagal Sony, tai taip. Pagal Sony, jo. Sony, taip. Kaip gyvas. Ką tu vlogi? O, labas. Labutis. Tu baltas visas tas, klausyk. Kontrastuoja. Šaunoliai. Nieko, vat atvarėm irgi. Ir jūs atvarėt. Nu, aš sakiau, kad atvarysim, žinai. Tai va, biški pasidarboholinsim. Mes tik gavom baudą. Aš žiūrėkime. O, tai reikia glebešionio. O, labas. Ką tu? Donatą lauki? Labas. Kalki. Ką? Donatas čia. Mes tik ką gavom baudą. Aš vis jau dabar skūdžiu. Aš visą vakarą skūdžiu, kad gavom baudą. Last night I got loaded on a bottle of gin, Last night I got loaded on a bottle of gin, So I feel alright,
Kažkas paėmė plačiai. Laba! O man čia už ką? Dabar iki malonaus. Aš bijau, kai manęs per daug.
Saulė. Nedaryk, čiuk, dabar čiuk. Neįsikerta. Per kitą dainą bus rimtesnės į aną galą. Baigėsi dar vienas Myliu Palangą festivalis, balsas prarėktas. Tik ką matėt intarpus labai mažą dalį to, kas čia vyko, to, kas čia buvo. Fantastiškas festivalis. Norėčiau pabandyti palyginti su kažkuo. Tiek to nieko nelyginsiu. Buvo labai gerai. Kadrų nežinau kiek, bet turbūt apie kokius 5000 iš jų tikrai bus daug unikalių ir dar kurį laiką reikės juos apdirbinėti, bet visą esmę pasistengsiu parodyti pakankamai greitai. Tikrai labai gražu, 2 dienos, 2 ilgos dienos
2 ilgos dienos tarp labai talentingų, kūrybingų žmonių. Čia, kaip matėt, pasirodymas prancūzų, aš net nežinau, kaip jį įvardinti, žodžiu, aš viską patikslinsiu tekste. O per 2 dienas fotografavau vienas, turbūt 7 koncertus. Šiandieną buvo mano bičiulis Donatas Montvydas, buvo Evgenija Rietko, buvo Kamanis Šilelis, buvo daug labai atlikėjų. Vakar buvo abudu, ne visus turbūt paminėjau, nes pakankamai jau nuovargis daro savo ir va, šviesa dingo, šviečia tik ratas. Tai va, labai gražus startas į vasarą, praeitą vasarą buvo labai gerai, šią vasarą, sakyčiau, turbūt dar geriau. Tai dar kartą labai ačiū organizatoriams, kad pakvietė, pasitikėjo. Ir jo, čia buvo ne renginys, čia buvo ne koncertas, čia buvo tikriausias festivalis ir aš tai galiu absoliučiai patvirtinti. O dabar truputį pamiegoti ir iš karto sėdu prie nuotraukų, kurių yra žiauriai daug ir jos, man atrodo, jos jums patiks. Tai vat. Ačiū tiem, kurie peržiūrėjot, ačiū dar kartą visiems, kurie pasitikėjo, kurie kvietė. Darbo buvo daug ir aš labai džiaugiuosi, kad šią vasarą pradėjau vėl su Palanga ir su šito fantastiniu festivaliu. Linkėjimai visiems. Čiau.